Sveiki, aš Domas. Jei vieni X Faktoriaus dalyviai giriasi gimę su marškinėliais, varėniškis Domas į šį pasaulį atkeliavo apsikabinęs gitarą. Šiaip gimiau ir užaugau tikriausiai prie AC/DC muzikos. AC/DC vien klausiau. Kai prasiplėtė šiek tiek Led Zeppelinai visokie atsirado, Def Leppardai. Šiaip esu rockeris siela. Tai va gaila balso rockerio neturi, bet norėčiau ten falseto AC/DC grojo. Dzin man, ką kiti apie mane galvoja iš tikrųjų. Dzin vienodai iš tikrųjų. Anksčiau būdavo labai svarbu, ten stengdavau, kaip eini, kaip kalbi, ką padarysi, ne taip padarysi. O dabar taip nusišvilptam visų iš tikrųjų. Kai negroja, Domas dirba romantišką darbą. Jis naktinis sargas. Saugau mokyklą, kad kompiuterį tikriausiai neišnešti iš tenais nieko. Atsivežu gitarą irgi, bandau kurt kažką savo, naktim geriausia kuriasi irgi. Atsibunda tada protas kažkaip pas mane. Visą dieną vaikštau toks, nežinau, kaip flegmatikas koks ir vakare atsibunda, veiksmo norisi viską. Mintys iš karto kuriasi dainos. Tai va. Naktinio sargo būdelėje gimė ir geriausia Domo daina. Todėl dabar autoritetų nepaisantis rockeris nekantrauja išgirsti teisėjų įvertinimą. Domui svarbiausias Marijono žodis. Kaip jautiesi? Nervinuosi žiauriai. Nervinės. Nieko neblogai, nervuotis yra gerai. Reiškia, tau rūpi. Kad numuš man ten ant scenos. Reiškia, tau rūpi, viskas gerai, pasiruošęs atrodo puikiai, neturiu ką pasakyti. Pirmyn, nebeužlaikau ilgiau. Į sceną. Tiesiai, taip. Sveiki. Sveikas. Aš Domas, man 24 metai. Iš kur tu? Aš iš Varinos, Dzūkas. Jėga. Ką veiki šiaip? Šiaip studijuoju. Ką studijuoji? Tu verslo vadybą. Verslo vadybą. Taip. Tai, ką tu mums padainuosi? Aš savo kūrybos dainą dainuosiu. Ir Palaiminga žvaigždė. tvarkoji. Taip. Tai mes ir pažiūrėsim. Spardytas muštas, griovy gulėjęs, pakilęs iš naujo kaip auksas užbėjęs. Mėtytas, vėtytas, tornadų nešiotas, meilės ir sekso nukamuotas. Viskį į Romą be saiko gėriau, 1000 kartų jau nusidėjau. Visat, ką noriu, tą dariau, po laiminga žvaigždė. Aš gimiau po laiminga žvaigždė. Gimiau laiminga žvaigždė. Gimiau sąžinės jausmo neturėjau, kai reikėjo sustot. Aš įsibėgėjau, kad ir kiek bandysit su manim kovot, galiu jūs akimirksniu nuo žemės nušluot. Tau sakau, nebūk bailys, neklausyk, kas ką pasakys. Pats išsirink savo gyvenimo kelią ir tikėk juo, nenuklysk į šalį. Po laiminga žvaigždė gimiau. Po laiminga žvaigždė gimiau. Aš galiu kalbėti. Samai. Klausyk, Domantai, viskas gerai, tu taip visai tvarkingai sudėjai, daina paprasta, aiški. Ir žinai, ko man tik tai pritrūko? Iš tavęs išspaus galėjai. Palaiminga žvaigždė, taip aiškiau. Toks balsas biškiau užspaustas buvo. Ok, tiek. Juste. Kartais būna, kai pamatai atlikėją ar grupę ant scenos ir po vienos dainos labai sunku nuspręsti, nes tu dar neįsišėlai tiesiog. Ir tai buvo taip nuoširdu, atvira ir tu toksai
nežinau, labai daug entuzijazmo tavyje. Man labai patiko, aš nežinau, dzūkai geri žmonės. Varėna linkėjimai. Aš įsivaizdavau grupę atliekant tokį gabalą, tai gerai skambėjo. Tikrai, tikrai. Aš žinok, tu esi man, tai esi sielos atgaiva, nes mes čia per kelias dienas prisižiūrėjom tiek lietų, flegmatiškų, kniaukiančių vyrų, kad tu pagaliau, ačiū Dievui, kažkas atnešė jėgą į mūsų gyvenimą. Ačiū tau, šaunuolis. Žiūrėk, Domai, viskas yra labai fainai ir netgi matosi, kad tu labai fainai pagalvoji apie tai, ką tu veiki ir tas tekstas ir tas tavo visas tas sukilimas, maištas yra ok. Tik tai žinai, kas matosi? Kibrytė, davai greitai sukraunam tuos anglis, turim 2 valandas. Supranti? Nusiramint biškį tau reikia. Biškį užaugt, sustiprėti. Nėra čia, ko tu nieko neišjudėsi. Per greit judi. Apie tai aš tik norėjau pasakyti. Ok, o šiaip viskas. Okay. Koks būtų mūsų verdiktas? Marijonai. Tu palaiminga žvaigždė gimęs, nes aš tau duodu vieną taip. Juste. Mes esam dzūkų. Gerai, tu esi dzūkų princas tikrai. Taip! Ačiū, Samai. Taip. Turi 4 taip. O tai, ką tu ten jiems? Klausyk, aš manau, kad tavo marškinėliai dar suveikė labai neblogai. Apie tai nekalbėjome, bet jie labai neblogai. Aš galvojau, pasakys kažką ar nepasakys. Gerai, Tomai. Tu šaunuolis. Ačiū. Matysim kitame etape. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Faktoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.